Dirbtinės kalbos. Jų yra daug ir skirtingų. Jas galima skirstyti į panašias, į natūraliai išsivysčiusias kalbas ir į knygų, filmų, serialų kalbas. Ir būtent dabar galima būtų pašnekėti apie tai, kokiosgi vis dėlto yra tos į natūrales panašios dirbtinės kalbas. Tai pradėsime nuo gestų kalbos, kaip pačios reikalingiausios, ir turbūt vienos svarbiausių. Apie ją daug kalbėti aišku nėra ką, bet jos reikalingumą mes nepaneigsim. Pati populiariausia iš dirbtinių kalbų yra esperanto. Tai dirbtinė kalba, kurios pagrindinė idėja buvo tapti lingva franca. Tai yra, šnekėtume ne angliškai, lotyniškai, prancūziškai, o visi esperanto kalba. Bet istorija, politika ir net pati kalba tam nepadėjo. Didžiausia įtaka esperanto žodynui yra padariusios romanų kalbos. Likusios yra germanų, slavų, graikų ir jos padarė tikrai netokią ir didelę įtaką. Iš esperanto yra išsivysčiusi ido kalba. Tai pertvarkytosios esperanto dirbtinė kalba, kuri turėjo ištaisyti esperanto trūkumus, kuriuos įžvelgė maždaug po 20 metų nuo sukūrimo, ir tapti irgi tarptautinę antrąją kalbą. Didesnio populiarumo ši kalba taip ir nesulaukė. Ir jeigu remsimės 2000 metų duomenimis, ši kalba turėjo apie 100-200 vartotojų.